Įprastas žemėlapis ar planšetinis kompiuteris. Nuo šiol turistai galės rinktis, kuo vadovaujantis keliauti Vilniaus gatvėmis. Šie planšetiniai kompiuteriai sostinės svečiams gali atstoti ne tik žemėlapį. Virtualus gidas supažindina su miesto įžymybėmis, renginiais, leidžia naudotis internetu, naršyti socialiniuose tinkluose, išsikviesti taksi, paskaityti knygą, net fotografuoti ir filmuoti. Vilnius pirmasis Europoje pasiūlęs turistams tokiu moderniu būdu pažinti miestą. Turistai pripažįsta, tokios naujovės iki šiol nematę. Manau, kad tai labai naudinga daugeliui žmonių, ypač jauniems. Jame sutalpinta daug informacijos, jis kompaktiškas, taigi nereikia neštis daug daiktų. Manau, kad ši paslauga bus populiari. Tai labai įdomu, bet mes jau turime žemėlapius, todėl keliausime senoviniu būdu. Pagrindinė prietaiso funkcija integruota žemėlapis ir navigacija, leidžianti susikurti kelionės maršrutą. Neįtin gerai išmanantiems modernės technologijas žadama paaiškinti, kad prietaisų naudotis ne ką sunkiau nei žemėlapiu. Ši navigacija puikiai, nes jums judant, jūs matote jūsų judėjimo kryptį, kur jūs esate. Štai dabar esame Vilniaus turizmo informacijos centre. Ir galite matyti visus aplink esančius svarbius objektus, taip pat žemėlapį didinti, mažinti. Turizmo informacijos centro atstovai neabejoja, kad naujovė prigis. Tai yra du žmonių tipai. Vieni žmonės naudojasi tais leidiniais, publikacijomis, jie nori su savimi turėti žemėlapį nuolatos ir jie tikrai galbūt jiem reikalingi tie spausdinti leidiniai. Tačiau jaunimas, šiuolaikiniai žmonės, jie visada ieško kažko naujo. Jie visada nori būti internete, savo draugams parodyti, kur jie dabar esą, pasinaudoti GPS, Facebook'u ir būti tikrai neatskiriami nuo interneto. Be Vilniaus virtualūs gidai turistams jau siūlomi Palangoje, Klaipėdoje ir Druskininkuose. Idėjos autoriai sako, kad jų tikslas tokias planšetes pasiūlyti ne tik Lietuvos miestams. Lietuva tai yra mūsų daugiau toksai pilotinis, tyrimas, kaip čia viskas vyksta, strategijos, struktūros nustatymas ir visa kita, o po to mūsų tik tai laukia kitos šalys. O reikalingumas, matysim, kadangi analogų pasaulyje nėra, tai pamatysim, suprantat, ar kas nors galvoja, kad bus reikalingas Facebookas. Niekas, suprantat, ar kas nors galvoja, kad bus reikalingas Skype'as, niekas. Mes kalbėjom su Investuok Lietuva žmonėmis ir mes sakėme, mes norim, kad GPS ženklas būtų kaip pasėstų Skype'as. Išsinuomoti gidus atstojančius planšetinius kompiuterius galima sostinės viešbučiuose ir turizmo informacijos centruose. Beje, idėjos autoriai perspėja, kad pavogti planšetę ne taip paprasta, nes joje integruota sistema leidžia tiksliai susekti, kur nukeliavo virtualus gidas. Reporterė Neringa Budrytė, Vilnius.